Tai ką, sveiki visi. Pusėjo mano viešnagė Emiratuose, bet šiandien diena, kurios labai laukiu. Tai bandysiu imti visai kitą pusę Emiratų, sakykime, prie Omano sienos. Ir va, deduosi kaip tik daiktus į mašiniuką. Dabar yra ankstus rytas. Įsimečiau patalynę, pagalvę. Jeigu netyčia reikėtų kažkur nakvot kalnuose, neįsivaizduoju iš tikrųjų. Per daug nieko neplanavau, pasižiūrėjau keletą objektų, kuriuos norėčiau apvažiuoti, keletą off-roado tokių neblogų trasų. Ir viskas, tai turėtų būti įdomi diena ir judam į priekį. Šiandien bagiai yra netikslas, bet pamačius kaip hebrytė ripina į kalną, negalėjau pravažiuoti. Atvažiavau, pabandysiu vaisių nusipirkti truputėlį kažkokių. O, sveikinas jau su manim. Sakė paragaut būtinai šitą. Tai bandau ragauti. This mango local, organic. Yeah, man, but I don't have a knife. Knife, no problem. Cutting plate. Corn, ready sweet corn. No, it's okay, thank you. Čia mane visiškai išpuolė. Nupirkau vieną daiktą, tai visiškai puolė. Bet... no. I'm okay, thank you. Gerai, okay. Pasiemu tada šitus. So, 50 dirhams for this. Okay. 15. Tai pristojau, gavau nusipirksiu kokį vieną vaisių, pasižiūrėsiu, ką čia pardavinėja, tai nusipirkau truputėlį cukraus. Mandarinų vietinių, mangą ir melioną. Paragavau viską, tai wow, nerealiai skanu. Ir ką, judu toliau. Kaip jums toks eksponatas? Palyginimui maniškis ir šitas. Gerok ant steroidų, ką? Dar būtų bairis, jeigu jisai važiuotų, bet ne. Laiptai. Įlipti jį reikia laiptų. Įdomu, čia galima? Žiūrėkit, galima. Tai va, palyginimui, koks jisai yra originalus. Oi, gerulis. Vairas tai kaip mano mažas pirščiukas. Tokia baranka. Not cross. Ok. O tai ką, čia entrance, tai reiškia, galima užlipti virš. Nulipam, išjudinsim žvėrį. O, žiūrėkit, radiatorius yra. Iš fūros kokios įdėtas. Lempos kokios. Čia galima ir pavalgyti, patūsinti. Dar neteko tokiam dideliam automobilį būti. Priekinis stiklas kokio dydžio. Valytuvai. Šakės. Pasižiūrėkit, kas tenais dar stovi. Net nepastebėjau, iš tikrųjų. Hammeris stovi. Eisim ir į Hammerį pasižiūrėsim. Monster truckas. Čia yra šiaip off-roado muziejus. Traveling. Yeah, this is working. This is working. Yes. No, you're kidding me. You sure? I don't see any engine.
see inside. See inside. What is that? See, engine, see. Yeah. Big pump. Yeah, I see now. See. Tai atėjo čia žmogus, sako, jisai turi variklį, sako, jisai važiuoja šitas daiktas. Aš galvoju, čia tik tais eksponatas padarytas, bet va, viskas čia, sako, yra. Čia yra kažkokio šeicho. Pasakė man čia vardą Abdal Bababal kažkoks, bet žodžiu, važiuoja, turi motorą, va, laiptai įlipimui čia yra. Įlipo ir gazuoja su šitų daiktų. Tai įsivaizduokit, su tokiu žvėriu praulėk. Viskas, va, yra varikliai. Čia varikliai 2 net matau. Vienas tenais yra, kitas yra čia. So inside there is kitchen, bathroom, saloon, bedroom. Tai žodžiu, viduj turi virtuvę. Visiškai sakė, va, namai, sako, čia yra namai ant rato, čia kaip kemperis yra. Gerai būtų, kas tokį kemperį pakeliaut. Įdomu, kiek jisai kuro valgo. Bet, nu čia yra kietai, tikrai. Aš galvojau, kad čia tik tais yra kaip toks maketas padarytas, bet jisai važiuojantis. Sako, šeikas užsimanė, sako, kad jam padarytų ir jam turėjo padaryti. Sako, jisai norėjo turėti tokį kemperį. Tai turbūt čia yra didžiausias kemperis pasaulyje. Jeigu kas nors matė didesnį, prašau pasidalinkit komentaruose. Tai va, sakė, galiu įvažiuoti į vidų ir ten yra, jeigu taip tiksliau, tai Off-Road History Museum. Tai off-roado istorinis muziejus. There are like 3 buildings in total. Okay, This is a head-shaped building. All right. We are here right now. From here you can like start left, like this, go left, like left, right, and come back this way. Yeah, just go around, yeah. And again left over there and right. Okay. On the right side you will see a door. Go outside and take right. This is the army building, and this is a history building. Okay. So it's massive. Yeah, this building is the biggest. It's massive. And the last is a truck gate. Nissan Whale. GMC reikalas. O, ką čia dar rodo? Blemba, kai yra daug pinigų, ką tu gali prisimastyti gyvenime? Žiūrėkit, kokio dydžio jis yra. Ta prasme, nu, aš tiesiog pafilmuosiu truputį save. Įsivaizduokime, kokio čia dydžio yra mašina. O, Jeep Wrangler. Ar jūs kada matė tokį Jeep Wranglerį? Kas čia per padangos uždėtos pas jį? Eik tu savo, ką tu gali... Kokio ilgio sparnas, ta prasme. Čia originalus, jisai čia kažkur va užsibaigė. Čia ta nosis išilginta. Nu, žodžiu, šeichas sako, aš noriu tokio ir viskas. Čia kas per nesąmonę. Oi, blemba. Įdomu yra tas, kad viskas kokybiškai padaryta. Nėra kažkas atsilupę, kažkas nusibrozdinę, nusigramdę. Viskas padaryta kokybiškai labai. Dodge Turbo Diesel, Cam 6. Va. Nu, man labai patinka. Man labai patinka tokie aparatai. Čia kelintų metų, čia apie 50, 59. Kaip būtų smagu, kad dabar pradėtų gaminti kažkokias panašias formas automobiliam. Aišku, aerodinamika, taip toliau, viskas suprantama, bet blemba, kaip norėčiau grįžti tą old schoolą. Pažiūrėkit, kaip gražiai padaryti automobiliai buvo.
PM8. Kaip jums toks limuzinas, ką? 7,78 m. O taip va. Čia yra įdomus faktas apie, kažkur mačiau iš tikrųjų dokumentinį filmą, kaip jisai lengvai išsiardo. Čia yra Jeep Willys. Jie buvo patys pirmi naudojami armijai. Pažiūrėkit, kaip lengva surinkti šitą automobilį. Ta prasme, čia nieko, čia yra keletas detalių. Ir viskas, ir tu leki. Tai kažkur mačiau, kad juos iš lėktuvų, ta prasme, išmesdavo ant parašuto, ta dėžė nusileisdavo ir chebrytė susirinkdavo į vietoj. Jo, norėtųsi man čia viską jums parodyti, bet žinokit, čia to yra neįmanoma tiesiog, nes video bus 2 valandų ilgumo. Nes vaikštau jau gal valandą kažkur laiko ir dar neapėjau visko, dar čia belekiek liko. Ir jeigu taip norėtum įsižiūrėti kiekvieną tą automobilį, kiekvieną detalę, važiuoklės dalį ir panašiai, nu tai čia aš nežinau, čia gali visą dieną praleisti, be jokių problemų. Jūs pasižiūrėkit, čia yra visiška klasika. Ford F-150 Stepside. Čia turbūt gatvį vieną tokį pamatyčiau, galėčiau valandą laiko prie jo pratupėti. Padėta, kas čia, kad laša turbūt. Bet prie visų padėta. Gerai, tvarkingai. Jo, blemba, čia yra stipru. Tai išduosiu savo didelę svajonę. Čia yra 70 serijos Land Cruiseris. Tikrai kažkada turėsiu aš jį. Tikrai kažkada, neaišku kada, bet čia yra tobulas automobilis kelionėm. Jis yra nerealiai patvarus, paprastas, pjaunasi jam stogas, dedasi stogo palapinė, atlenkiama, atverčiama. Ir čia kelionėm yra vienas iš geriausių automobilių ever made. Nu jau paklausiau, kiek čia iš viso automobilių turit, tai sakė 700. Tai ką, muziejus apeitas, rimtas reikalas, iš tikrųjų labai, bet kaip ir minėjau, visko parodyti čia jums tikrai neįmanoma ir labai ilgai užtrukčiau. O dabar reikia judėti prieki, nes jau yra, kiek čia tų valandų, beveik 11. Tai noriu dabar nuvažiuoti iki vieno tokio kalno, kuris yra kopose. Ir man reikės pravažiuoti nemažą sekciją kopų. Įdomu, kaip ten bus, kokio jos ten kietumo yra ir panašiai. Bet jaučiu, kad reikės leistis ratus ir ką, judam. Tai galvojau, šiandien kopų bus kokie 10% tik tais, bet jau jau nežinau, kokias gal 2 valandas čia kopose važinėjai. Nu čia yra wow. Iš tikrųjų, blemba, paspaudžiau filmuot ir kažkaip paspaudžiau, kad vėl nefilmuot. Ir neužfiksavau vieno momento. Blemba, toks buvo jau Tai sustojau su tokiu vaizdu, kad tiesiog papusryčiaut ir viskas, judėsiu toliau. Bet jau mandarinai gerumo. Bet ir sėklų. Nevalgęs put mandarino tokio, kad tiek būtų sėklų mandarino. Wow. Bet jau mangai gerumo.
Kosmosėlis. Tai negi jūs galvojat, kad melionai bus kitokie. Bet jau melionai gerumo. Kažkam truputį nepasisekė. Va ištunkė, viskas kaip priklauso. O kas čia per mašiną, tai čia sunku pasakyti. Važiavau degalinę, noriu užsipilti pilną baką kuro, kad nebūtų man ten problemų ir nekiltų klausimų kalnuose. Tai pažiūrėsim, ką čia kainuoja. Oho, čia meldžiasi. Šiandien nuvažiavau 147 km, iš kurių 40% buvo kopos, žvyrkeliai ir panašiai. Tai labai smagu, žiauriai smagu. Tai dabar atvažiavau čia į tokį miestuką, kuris prieš pat jau kalnas yra. Nuo jo jau pradėsiu kilti. Tai reikėjo užsipilti kurą, aišku, pilną baką. Prisipučiau oro vėl į ratus. Ir kas čia dar? Ai, labai patinka pilti kurą čia Emiratuose. Nes dabar piliau 63 euro centus litrą. Tai maždaug dvigubai pigiau negu Lietuvoje. Tai tas yra labai smagu. Ir ką? Važiuojam į kalnus, žiūrim, kas ten vyksta. Aš nežinau, ar girdėsis, bet kokio dydžio čia sparnai jo. Aš dar tokio didelio malūno nesu matęs turbūt niekad. Wow. Ir kaip švilpia jie, aišku, čia viskas pučia vėją ir jaučiu, kad... Wow. Žodžiu, bet čia yra gražu, chebrytė. Pasižiūrėkit, kaip čia viskas atrodo. Čia yra, wow. Esu aš tų kalnų matęs, bet gražu vis tiek. Vis tiek yra labai gražu. Ir vėl ant asfalto. Važiuoju dabar į miestuką pavadinimu Dadna, kažkas tokio. Bet kad jį papult, man reikia visą taip kalnyną ratu apvažiuoti. Tai čia yra kažkas apie 40 km dar žiūrėjau. Kadangi saulė jau leidžiasi, jau to iš viso pasislėps kalnuose, tai kalnuose nelabai yra ką ten veikti, kai saulė nusileis. Šiaip planavau gal kažkur pakrist kalne, išsimiegot, bet kadangi turiu patalynę irgi, bet labai daug visko prifilmavau, labai daug videkų, tai čia šiandien editinimo, tai bus sočiai iki čia. Tai panašu, kad čia gausis Bobiko perspektyvos šiandien, su miegojimu kažkokiam viešbutį. Nes realiai tai viskas yra užimta, o kitas dalykas kainos. Wow, įkelsiu screenshotą, pamatysit.
po 10 štukų, po 5 štukas ir taip toliau dirhamų, aišku, bet, ta prasme, 10 štukų dirhamų tai yra 2,5 daugiau štukos eurų. Tai ne, aš tiek tikrai nemokėsiu už pernakvojimą. Tai gerai, kad įsimečiau patalynę, atrodo kaip žinodamas. Ir važiuosiu aš iki vieno paplūdimėlio tokio, pabandysiu tenais pakrist. Tai jeigu taip atvirai, tai tikrai nesitikėjau pamatyti čia tiek žmonių. Jūs pažiūrėkit, koks čia yra veiksmas. Ir čia pas juos labai populiaru turėt vat kažkokią palapinę, toj palapinėje susės su visa šeimyna ir ką? Visą naktį jie čia šneka, žaidžia žaidimus, kažkokius kažką jie čia daro. Wow, čia turim vandenyną, Arabų jūrą. Tai ką, pagaliau susiradau kur nakvoti, esu prie pat vandens ir įdomus